Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Akademija. Ši laida skirta Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete naujienoms ir aktualijoms. Prie mikrofono fakulteto dekanas, docentas daktaras Benas Ulevičius. Šioje laidoje kalbėsime apie Katalikų teologijos fakulteto vykdomas bakalauro studijų programas - religijos pedagogika ir katalikų teologija. Laidoje kartu su manimi dalyvauja docentas daktaras Artūras Lukaševičius. Sveiki, gyvi. Artūras taip pat yra ir Kauno katechetikos centro direktorius, taigi ir teologijos fakulteto socialinis partneris, labai svarbus mūsų studentams, renkantis profesiją, siekiant karjeros bažnytinėje ir katechezės srityse. Taigi, manau, ši laida tikrai bus informatyvi, ypatingai svarbi tiems, kurie galbūt turite minčių, ar neverta pradėti man studijuoti Katalikų teologijos fakultete. Taigi, teologijos fakultetas gyvuoja jau 20 metų. Teologijos fakulteto absolventai dirba beveik visose katalikiškose organizacijose, įstaigose, centruose. Mūsų absolventus galima sutikti, ko ne visur, jeigu gyveni bažnyčioje. Net ir šią akimirką šioje laidoje dalyvauja ir mūsų fakulteto studentai savanoriai už stiklo, jie sėdi prie pulto, jie organizuoja laidas, taip pat ir dirba Marijos radijoje, kaip ir visur kitur. Fakultete vyksta tikrai gyvas krikščioniškas gyvenimas, akademinis ir dvasinis tobulėjimas, daug galimybių studentam atrasti save, išmėginti savo jėgas labai įvairiais būdais, pradedant, tokiais dalykais kaip nemokamai pasirinkti bet kurią gretutinę specialybę iš daugiau nei 20 specialybių, kurias gali pasiūlyti Vytauto Didžiojo universitetas. Studentai gali išvykti į užsienį, pastudijuoti arba atlikti praktiką pagal Erasmus mainų programas. Studentai gauna net ir specialią fakulteto paramą, greta visų kitų paramų, socialinių paramų, universiteto teikiamų paramų, dar ir fakulteto paramą, atlikti įvairiom evangelizaciniam veiklom, saviugdos, lankyti seminarus arba renginius. Štai neseniai fakulteto 10 studentų išvyko į Maltą, kur dalyvavo evangelizacinėje programoje ir grįžę tuo jau pat pritaikė savo žinias, atlikdami gatvės evangelizacijas ir tada tuomet net ir akademiškai ir giliau panagrinėdami, kasgi ten toj gatvėje vyko. Tikrai labai įdomu, aš čia taip giriuosi ir toliau, bet labiau negiriuosi, mėly klausytojai, bet džiaugiuosi tuo gyvenimu, kuris net ir man dekanui ir dėstytojams, kelia ūpą, gerina nuotaiką. Ateiti į fakultetą dėstyti yra džiaugsmas ir didelis malonumas, susiduriant su jaunais, šauniais studentais. Trumpa informacija: šiais metais į Katalikų teologijos fakultetą įstojo daugiau nei 30 bakalauro studijų studentų. Iš jų 10 pasirinko šias studijas, nors jau buvo baigę net ir magistrantūros studijas kažkur kitur. Taigi troškimas žinių, troškimas religijos ir teologijos žinių turbūt yra nenugalimas. Vis dėlto, Artūrai, kreipiuosi dabar į tave, tebe egzistuoja tas gandas, tokia nuomonė, gal stereotipas, kad teologijos ir religijos pedagogikos studijos nepelningos, neapsimoka rinktis tų studijų, nes o kągi vėliau veiksi jas pabaigęs. Ką tu manai, kodėl vis dėlto tiek žmonių domisi religijos ir teologijos studijomis ir netgi jas pasirenka? Taip, čia klausimas svarbus ir aktualus ir vertas kelimo. Studijuoti teologijos fakultete, religijos pedagogikos ar katalikų teologijos programą, taip, tai nebus tokia pelninga vieta kaip ekonomika ar informacinės technologijos ir kitos šiandien ypač aktualios ir tokios pelningos sritys.
bet darbo vietų yra, galėsim tą aptarti truputėlį vėliau, bet aš norėčiau akcentuoti kitą dalyką, ką tikrai fakultetas duoda ir gali duoti, ko neduos dėja, reiškia kitos sritys. Man atrodo, ar nevertėtų rimtai labai pamastyti, fakultetas duoda studijos, teologijos studijos, gal ne tik fakultetas, bet apskritai teologijos studijos duoda galimybę būti laisvam savo pasaulyje žiūroje, savo mąstyme. Gali skambėti šiek tiek paradoksaliai, reiškia katalikų teologijos studijos ir pasaulyje žiniai laisvė. Tačiau šiaip nereikia tokio labai didelio įžvalgumo pastebėti, kad masinė kultūra, kurioje mes gyvename, iš tikrųjų yra labai varžanti, labai stereotipinė. Jinai aiškiai pasako, kaip mes turime gyventi, spręsti savo klausimus gyvenimo, linksmintis ir panašiai, duodami labai tokie kieti atsakymai ir jeigu tu pasipriešini jiems, tai ko gero esi rizikuoji būti išmestas už gyvenimo sūkurio borto. Ir reikalingas gebėjimas laisvai savarankiškai mąstyti, humanitarinės studijos duoda tai. Aiškiai, universitetinis ir ypač humanitarinės įsilavinimas siekia formuoti žmogų, kuris geba savarankiškai mąstyti. Tai manau, kad čia yra ta stiprioji pusė ir studijos fakultete, kaip ir bendrai humanitarinės studijos, visų pirma yra į žmogų, kuris nori laisvai rinkti savo mąstymą, pasaulėžiūrą. Tai yra labai daug. Tai ir tada štai galimybė savo pasaulėžiūrą patikrinti, susijęti su Kristumi, su Kristaus apreiškimu. Kita didžiulė sritis, kur šiandien aiškiai didėja žmonių rimtai žvelgiančių į pasaulėžiūrą, į tai, kas dedasi aplinkui ir rimtai žvelgiančių į krikščionybę. Tai teologijos studijos duoda galimybę tai padaryti tokiam rimtam akademiniam lygyje. Manau, kad galbūt, man atrodo, tai yra svarbiausias dalykas, ką mes galėtume taip pasigirti, ko gero. Na, o kuo ypatingos religijos pedagogikos studijos? Turbūt čia dar didesnis, nežinau jau ar pasakyti, ar dovana ir iššūkis vis dėlto tas gautas žinias perteikti kitiem. Tu darai tai visą gyvenimą, Artūrai, ir aš tai darau, ir tu darai, neši, daliniesi, ar tai yra katorga, našta, ar tai džiaugsmas. Štai tiek jau metų, turbūt 20, mažiausiai 20. Panašiai. Tu perdodi taip. Kas tai? Taip, religijos pedagogikos programos specifika, jinai orientuota į žmogų, jaunus žmonės, kurie norėtų skelbti Evangeliją. Aiškiai, tai tas evangelizacinis džiaugsmas, daug jaunų žmonių, maldos grupėse ypatingai Lietuvose, plintančiose, reiškia, žmonės pajaučia tą norą, susitikę Kristų, jie nori dalintis su kitais. Tai čia šita programa yra visų pirma nukreipta į žmonės, kurie norėtų nešti Kristų ir jo žinią kitiems. Tai jų darbo vietos susijusios su štai šituo tokiu darbu, evangelizaciniu darbu. Tai ši programa visų pirma yra orientuota į tuos evangelijos nešėjus įvairiom formom. Aiškiai, kelios tos pagrindinės formos ir daugybė įvairiausių pasitaikančių bendrai. Neretai išgirdę apie religijos pedagogiką, moksleiviai sako, aš nenoriu būti mokytojas, bet tada aš visada skubu patikslinti, kad mokytojas yra gana plati savoka ir nemažai tikybos mokytojų, taip pat tuo pačiu metu vykdo ir suaugusiųjų švietimą ir netgi jeigu tu esi geras mokytojas, tu pradedi formuoti patį mokymo procesą. Tai yra gana įdomu įtakoti mokymo procesą, kuris turėtų pagerėti Lietuvoje turbūt ir gerėti be galo. Taip, religijos pedagogika ruošia tikybos mokytojus, tikrai taip. Ir kita didžiulė sritis, ką jinai ruošia, tai ruošia, reiškia, įvairių centrų, parapijų darbuotojus. Reiškia, čia būtų ta evangelizacija jau tokia labai tiesmukaja prasme. Jeigu jaunas žmogus nenori būti mokytoju, tai vertėtų tada klausti savęs, tai dėl šitos srities. Reiškia, tikrai ir paklausa yra didėjanti Lietuvoje.
Kauno arkivyskupijoje vien tik tai yra 100 parapijų ir dar šiandien dienai nėra kiekvienoje po etatinį darbuotoją, bet jau Kauno mieste yra ir skaičius didėja. Poreikis yra didžiulis. Žmonių Lietuvoje, žmonių alkis kokybiškam dvasiniam ugdymui yra labai didelis. 9 metai vykdau Kaune vieną suaugusių ugdymo programą ir mes stebimės, kaip susirenka kiekvienais metais, 9 metai grupė praktiškai be jokio kvietimo. Žmonės vieni per kitus susižino ir išlanko 9 mėnesius, katechumenato programa išlanko kas savaitinius susitikimus. Tai mes labai džiūgaujame ir stebimės ir jų entuziazmą esame užkrečiami. Tai darbo vietų tikrai yra daug, arimai yra milžiniški Lietuvoje, pasauliečiams labai didžiulės galimybės darbui. Iš kitos pusės taip tiesa, reiškia, šičia nebus darbas toksai pelningas, kaip galėtume rasti kitur. Tačiau iš kitos pusės, irgi jau kelinti metai specifiškai dirbu su mokytojais tikybos katechetikos centre. Finansinių požiūrių tai yra gerai ir net sakyčiau labai gerai aprūpintas rytis per visą krizę. Jų atlyginimai išliko tokie patys, kai daugelio kitų sričių, tame tarpe dėstytojų atlyginimai fakultete mažėjo gerokai. Na, bet mes jau nesiskūsim čia. Smagu, mėlis studentai, vos nepasakiau, būsimieji studentai, kurie girdite šią laidą. Manau, jums būtų įdomu peržvelgti teologijos fakultete dėstančiųjų dėstytojų, profesorių, docentų, daktarų, lektorių sąrašą. Tai yra įdomūs žmonės, tai yra įdomios asmenybės, net ir Marijos radijo laidų direktorius taip pat dėsto fakultete, kunigas Kęstutis Kėvalas. Ir pastebėtumėt, jog ne vienas iš tų žmonių yra dar specialistas ir kažkokioje kitoje srityje. Yra ir chirurgų, yra ir filosofų, yra ir buvusių netgi informatikos specialistų, kurie rado kažką ypatingo, specialaus teologijos ir religijos pedagogikos studijose. Ir mes tokie patys, Artūrai. Mes perėjom, mūsų istorija įdomi, aš ėjau per muzikos lankas, kol supratau, kad to man per mažai, man norisi daugiau. Tu gal savo istoriją irgi gali papasakoti, bet kartu aš noriu susietai su klausimu. Štai pavyzdžiui dabar gal koks nors 12-okas klauso šią laidą ir jam tiesiog reikia pasirinkti, ką daryti ateityje. Iš kur jam žinot? Ar jis pašauktas studijuoti religijos pedagogiką arba katalikų teologiją? Kaip jį padrasint, pasirinkti šias studijas, o gal kaip tik ne, gal atpažint, kad tai nėra mano pašaukimas, aš turėčiau studijuoti kažkur kitur. Ar netgi reikalingas toks tikras 100% tikrumas? Sunku pasakyti, ar reikalingas, bet gerai būtų, jeigu jisai būtų, bet labai nedaug žmonių 18 metų, 17 metų gali nuspręsti, ką jie norės daryti visą likusį gyvenimą. Aš tą supratau vėlai pakankamai. 20, kiek man buvo, turbūt kokie 5 metai. Iki tol studijavau inžinerijos mokslus, baigiau KTU ir pradėjau domėtis humanitariniais mokslais, įstojau į teologijos fakultetą, ką tik atidarytą 90 metais, prieš 21 metus. Pirmoji laida mūsų buvo ir tada studijavau 3 metus Jungtinėse valstijose ir tenais baigiant man teologijos magistratūros studijas, per visas studijas teologijos labai domėjausi, labai buvo įdomu teologija, bet tik tai magistratūros paskutiniam semestre netyčia, jeigu galima sakyti netyčia, turėjau vieną kursą su katecheze susijusi ir man tapo aišku, ką aš veiksiu visą likusį savo gyvenimą. Tapsiu katechetu. Kaip keistai tai neskambėtų man ir mano žmonai vis juokiasi iš manęs, kad aš katechetas, toks lietuviškai tas žodis vis dar siejamas su tam tikrais stereotipais, ne visada patraukliais. Taigi tapau katechetu ir tikrai labai esu patenkintas ir dėstau katechezę fakultete ir dirbu katechetų tiesiogiai ir organizuoju katechezę Kauno arkivyskupijoje, būdamas katechetinio centro vadovu. Tai katechezė tikrai, kaip sakant, viena iš tų sričių. Dabar ką patarti jaunam žmogui? Aš vis tiek klausčiau klausimą,
ar tu norėtum būti tikybos mokytoju, ar tu norėtum, dirbti keletą kitų išvardinčiau darbo vietų, visų pirma parapijoje, ruošti vaikus ar paauglius, ar suaugusiuosius, sakykime, jaunavedžius, santuokos sakramentui svarbi labai katechezės sritis, tėvus ir krikštatėvius kūdikio krikštui labai svarbi apleista katechezės sritis visiškai. Tai tuo darbo, vis tiek aš siūlyčiau žvelgti į darbo vietas. Jeigu žmogus visiškai nesidomi tuo, studijos, kaip pradžioj minėjau, teologijos studijos yra vertos per tą, vien dėl jų išlaisvinančio, praplečiančio horizontą mąstymo, labai vertingos yra. Ir daugybė teologijos fakultetą baigusių žmonių nuėjo dirbti visai kitas rytis ir labai sėkmingai dirba ir geruoju mini savo studijas, kurios davė labai didelius gyvenimo pagrindus. Kas ko gero yra, neįkainojama, gyvename sumaišties nemažos laikais ir mūsų gyvenime bus laikas, kai reikės labai tvirtai žinoti, kas aš esu ir ko aš noriu ir kaip aš turiu elgtis. Tai krikščionybės studijos duoda svarbius pasaulėžinius pagrindus. Tai būtų mano tokie pasiūlymai mąstančiam žmogui apie savo galimas studijas. Aišku, yra dar ir kitas kelias, vadinčiau jį nuotykių keliu. Labai, būdamas suaugęs žmogus, nedrįsčiau drąsinti ir stumti kažką į tokį kelią, bet būtent taip nutiko ir man. Aš niekada nemaščiau, ką aš veiksiu baigęs teologiją. Aš tiesiog žinojau, kad noriu žinoti apie Dievą daugiau. Ir man neužteks vien tik savišvietos. Man reikia ir pagalbos, man norisi sistematingų studijų. Ir iš tikrųjų gera, kad fakultete greunami tokie stereotipai, kaip ir pavyzdžiui susijęs su žodžiu katechetas. Kiek bažnyčios didžiųjų tėvų buvo katechetai ir kai mes žvelgiame jų gyvenimus, mums nėra juokinga ir jie netrodo nei suvargę, nei besisiejanti su to tokiu neigiamu katecheto įvaizdžiu, ką mes dar kartais šiandien turime. Tai yra gera žinoti apie savo tikėjimą, išmanyti savo tikėjimą labiau nei vien tik saviugdos keliu. Ir jeigu šis troškimas dega taip, kad jau tiesiog nebegaliu, turbūt aš drįsčiau žengti šias studijas. Jo labiau, kad tai yra bakalauro studijos. Bakalauro studijos juk dar nenulemia tavo būsimosios profesijos. Dažniausiai bakalauro studijos atveria kelią tau vėliau pasirinkti daugybę magistrantūros studijų iš panašios srities. Mūsų fakultetą baigusieji studentai gauna tikrai gerus humanitarinių mokslų ir pedagogikos, edukologijos mokslų pagrindus ir jie labai nesunkiai stoja į socialinių mokslų sritis, į humanitarinių mokslų sritis, politikos mokslus, antropologijos magistrantūrą. Juo labiau, kad fakultete greta teologijos arba religijos pedagogikos studijų galima labai nesunkiai ir visiškai nemokamai pasirinkti apie 20 gretutinių specialybių. Aišku, be abejo, vieną iš 20, nes daugiau neaprėptum, bet ta gretutinė specialybė gali būti, raščiau, besiu pirštu į ilgą sąrašą, tiesiog, kad ir matematika ir jos taikymas, aplinkotyra ir ekologija, biologija, menotyra, viešoji komunikacija, politikos mokslai, ekonomikos, sociologija, psichologija, kas tik nori, net ir teisė. Aš truputį dar pakomentuosiu plačiau šitą, ką štai Benas paminėjo. Taigi, fakultetą baigęs bakalauras, reiškia, jisai šalia savo religijos pedagogikos arba katalikų teologijos pagrindinės specialybės gali imti, čia naujovė, pernai metais pradėjo VDU tai daryti ir atrodo labai sėkmingai, reiškia, gali pasirinkti bet kurią kitą specialybę dėstomą VDU ir susidaro virš 20 specialybių sąrašas ir gauti gretutinę specialybę, antrąją specialybę. Tai dabar štai jeigu žvelgiant į pedagogikos sritį, tikrai labai patrauklu ir tame tarpe ir pragyvenimo ekonominių požiūrių. Reiškia, aš galiu gauti, baigiu religijos pedagogikos programą, turiu tikybos mokytojo kvalifikaciją su mokytojo kvalifikacija, galiu būti mokytoju ir, sakykime, kartu baigiu anglų kalbą. Yra tikrai labai paklausi sritis, tai aš faktiškai tikrai nesunkiai susidarysiu, esu labai kvalifikuotas žmogus ir daugybėje mokyklų
galiu pilnai susidaryti didelį darbo krūvį iš šių dviejų specialybių. Reiškia, aš galiu dirbti tikybos mokytoju ir, sakykime, anglų kalbos mokytoju ar bet kurio kitu mokytoju. VDU turi tikrai labai gerą humanitarinių mokslų fakultetą su kalbomis. Arba kita tokia patraukli, ko gero, galėtų būti kombinacija specialybių, tai, sakykime, tikybos mokytojas ir psichologas. Reiškia, vėl gali jisai dirbti mokykloje socialinių darbuotojų ar reiškia, psichologų mokyklos. Reiškia, vėl didžiulė paklausa šiom specialybėm yra. Ar tikybos mokytojas ir socialinis darbuotojas yra ištisas fakultetas, reiškia, socialinius darbuotojus ruošiantis. Tai būtų šiuo požiūriu, man atrodo, VDU tikrai, reiškia, programą sudarė labai labai patrauklę. Ir reikėtų paminėti taip pat ir VDU tą, reiškia, studijų būdą, tai tie laisvieji menai, tie klasikinis, reiškia, humanitarinis išsilavinimas. Aš nuo savo laikų, prieš 20 metų studijavau VDU, prisimenu, mes tikrai didžiavomės ir turėjom labai tą stiprią bazę bendrą universitetinio išsilavinimo, kuri, reiškia, išlikusi ir po šiai dienai ir daugelio atžvilgių sustiprėjusi yra, duodanti labai gerus humanitarinius, reiškia, asmenybės, laisvės, mąstymo pagrindus. Tai verta būtų tai paminėti taip pat. Turbūt jau pats laikas pasakyti, kuo iš esmės skiriasi katalikų teologijos bakalauro studijų programa ir religijos pedagogikos bakalauro studijų programa. Jos abi, manau, atgaivina žmogų ir duoda gerus ir pasaulėžiūros pagrindus, tačiau galbūt suteikia skirtingus įgūdžius, šiek tiek skirtingus įgūdžius, kuriuos gali pritaikyti skirtingose srityse. Katalikų teologijos studijų programa trunka net 5 metus, nes joje daug filosofijos dalykų, kalbų studijos taip pat įeina, nemažai teksto nagrinėjimo. Turbūt žmonės, kurie visiškai nemėgsta skaityti, nė trupučio negali, yra alergiški skaitimui, neturėtų rinktis šios studijų programos. Na, religijos pedagogikos programoje, kuri trunka 4 metus, nėra filosofijos, beveik nėra filosofijos. Jos labai mažai. Ji įeina į kitus dalykus, pasaulėžiūros formavimas daugiau tiesiogiai liečiamas per krikščionišką katalikiškojo mąstymo prizmę ir nemažas blokas vietoj tų filosofijos dalykų yra raidos, psichologijos, švietimo, pedagogikos, galbūt žmogaus mąstymo, išmanimo dalykai. Ir aišku, po šios programos teikiama ir mokytojo kvalifikacija. Na, ir be abejo, tuos, kurie domisi, belieka pakviesti į vdu.lt svetainę, kur labai nesunkiai galima paspaudus vieną nuorodą pamatyti visą informaciją apie net ir visas bakalauro studijas, programas, kurios siūlomos Vytauto Didžiojo universitete. Pridurčiau dar katalikų teologijos programa yra klasikinė popiežiška programa, tai yra popiežiško, tai reiškia vienintelė Lietuvoje, kurie teikia tą popiežišką bakalaurą teologijos ir jinai iš esmės yra ta pati visame pasaulyje popiežiškose universitetuose, todėl jinai 5 metus trunka. O specifika religijos pedagogikos yra reiškia, orientuotumas į pedagoginį darbą, taigi daug yra, kaip minėta, pedagoginių ir psichologinių dalykų. Ir net ir ta pati teologija dėstoma gal šiek tiek kitaip. Teologijos programoje gilinamas į specifinius klausimus, į terminologiją, į istoriją, gilinamas šiek tiek labiau negu religijos pedagogikos programai, nes religijos pedagogikos programa ypatingai turi tą taikomąjį pobūdį ir tada daug svarbiau žinoti ne kuomet ir kas vyko bažnyčios susirinkime tame ar kitame, bet kaip konkrečiai papasakoti apie, pavyzdžiui, gimtosios nuodėmės doktriną moksleiviui arba kitam žmogui. Taigi mūsų laida, žiūri, jau artėja link pabaigos, liko tik 15 minučių, taigi reikia jau pereiti prie svarbios informacijos. Artūrai, tu esi didelis entuziastas mūsų studentų rėmimo. Mūsų fakultetas garsėja tuo, kad greta visų universiteto teikiamų stipendijų, lengvatų, kurių tikrai VDU teikia daug,
fakultetas dar ir turi savo fondą, savo rėmimo išteklius, kuriais remia daug studentų. Nes šiaip studentai remiami visai neblogai, jie gauna stipendijas, religijos pedagogikos studentai net gauna 400 litų stipendiją, tačiau greta to dar nemaža grupė gauna ir po 100, po 150 litų paramą ir netgi kai kuriem apmokami studijų krepšeliai. Gal galėtum pakomentuoti plačiau tokį įdomų dalyką? Taip, čia pernai metais pradėjome ir šiemet vėl tęsėme, gana sėkmingas eksperimentas, žinodami tai, kad daug žmonių žvelgia, reiškia, norėtų studijuoti, bet negauna krepšelių, dabar valstybės, reiškia, politika krepšelių gana gavusi sudėtinga ir reiškia, norėdami padėti norintiems studentams, reiškia, gabiam krikščioniškam jaunimui, kurie nepavyko gauti krepšelių, sąlygos gana yra aukštos krepšelių gavimui, taip mes turime galimybę keletą krepšelių apmokėti iš papildomų bažnytinių fondų. Tai yra tiesiog anketa fakulteto tinklapyje minėtame, reiškia, yra anketa ir užpildęs žmogus turėtų ją atsiųsti ir tada bus nurodyta, reiškia, ką toliau daryti. Toliau reikės atvykti, Liepos mėnesį atvykti į pokalbį ir visi kandidatai atvykę į pokalbį, po to bus nuspręsta, kuriems iš jų bus galima teikti šią paramą. Mums paskambino klausytojas arba klausytoja. Klausome. Labadiena. Labadiena. Aš norėjau paklausti dėl studijų galimybės, ta prasme, kad pas jūs yra tik tai dieninis skyrius, kiek aš žinau, visų studijų. Ir ar tai yra studijų specifika, kad nėra vakarinio ir neakivaizdinio ir neįmanoma mokytis, ar kokia problema yra? Ar galim, nes žmogus dirbantis, pavyzdžiui, vyresnis, jeigu norėtų mokytis, jisai neturi galimybės. Labai dėkojame už klausimą, jį nesunku atsakyti. Išduosiu paslaptį, aukštųjų universitetų paslaptį. Neakivaizdinės studijos dažniausiai universitetam pagelbėja finansiškai išsilaikyti, tačiau visi žinome, kad studijų lygis neakivaizdiniu būdu studijuojant vis tiek yra žemesnis ir todėl Vytauto Didžiojo universitetas visai neseniai, prieš gerus metus, taip pasiryžo vis dėlto nevykdyti neakivaizdinių studijų, nes galbūt išplėsti dieninių studijų galimybės. Pavyzdžiui, magistrantūros studijos dažniausiai organizuojamos tik kelias dienas per savaitę ir po pietinių laikų, kad dirbantieji galėtų arba atvykti, arba studijuoti. Vis labiau plečiamas toks nuotolinių studijų, tokia tradicija, kuri dar yra labai nauja ir ne plačiai taikoma, bet taip teologijos fakultete studijos vyksta tik dieniniu būdu. Jo labiau tai taip pat yra ir Šventojo Sosto reikalavimas. Šventasis Sostas labai aiškiai pasisako, kad neakivaizdinių studijų Katalikų teologijos fakultete ypatingai teologijos programos studentam neturėtų būti. Jo labiau ir lankomumas yra privalomas. Tad man visuomet gaila tų žmonių, kurie norėtų studijuoti, bet štai dėl tos aplinkybės negali studijuoti teologijos fakultete. Aš dažniausiai kviečiu šiaip apsilankyti paskaitose jiem įmanomų laikų. Dabar tikrai plačiai veikia studijų pripažinimo sistema. Jeigu jūs lankote vieną dalyką arba kelis jums įmanomų laiku, gaunate pažymą, kad tą dalyką išklausėte ir galų gale ilgainiui įmanoma net ir nemažą dalykų bloką susirinkti. Bet aišku, tokiais specifiniais klausimais visada mes atsakysime visus jūsų klausimus, jei kreipsitės į fakultetą per mūsų svetainę arba nurodytą ten telefoną arba elektroniniu paštu. Dar norėčiau paminėti magistratūros studijas. Štai bakalauro studijos tikrai neturi šitos galimybės ir nėra neakivaizdinės, bet magistratūros studijose krikščioniškojo švietimo reiškia studijos ir taip pat, kiek žinau, ir teologijos organizuojamos tikrai yra popiet. Tai tie jau suaugę žmonės, jau ne 18-mečiai, kurie turi
aukšto mokslo diplomą, turi galimybę bandyti stoti. Reiškia, nedidelė grupė, kiekvienais metais sudaroma yra ir verta pabandyti. Tai galimybė studijuoti trumpesnį laiką ir per 2 metus ar krikščioniško švietimo atveju per 1,5 metų, reiškia, įgyti magistro laipsnį. Jo labiau, kad mes niekada nežinome, kaip bus kitais metais. Kiekvienais metais, kai vis dar išgirstame, kad magistrantūros studijose galima studijuoti nemokamai, mums didelis džiaugsmas, nes kiekvienais metais vis girdime tokius gandus, kad galbūt jau kitais metais nemokamų studijų neliks. Taigi tie, kurie turite katalikų teologijos bakalauro laipsnį, labai kviečiame studijuoti pastoracinės teologijos studijų programoje. Tie, kurie turite kitų sričių, arba socialinių mokslų, arba humanitarinių mokslų ir netgi kitų sričių bakalauro išsilavinimą, labai kviečiame studijuoti religinio švietimo ir šeimotyros programuose. Tai geros programos ir manau, jūs neturėtumėte labai ilgai dėlsti, nes niekada nežinome, kaip ilgai dar galios ta nemokamų studijų sistema Lietuvoje. Taigi, 5 minutės, Artūrai. Na, tie, kurie gyvenate ne Lietuvoje, ne Kaune, tai visuomet primenu merginų bendrabutis skirtas būtent Katalikų teologijos fakulteto studentėm. Jūsų laukia, yra planų gal net atidaryti dar ir vaikinų bendrabutį. Ir tai greta taip pat ir VDU siūlomo bendrabučio sąlygos yra fakultete šaunios, susisiekimas nuostabus, mes esame pačiame senamiestyje ir visus kviečiu apsilankyti netgi ir šiaip, kad esate Kaune, norite ateiti, pamatyti, kaip mes studijuojame, kaip gyvename, jūs išvysite auditorijas, gal net ir pavyks įžengti į kokią nors paskaitą ir išgirsti, kas ten vyksta. Dar šalia to, štai tų galimybių, norėčiau paakcentuoti labai įdomų, man atrodo, nes mano studijų laikais mes to pasigesdavom ir dabar štai su Benu tapę dėstytojais ir dirbantys to srity bandom kompensuoti dabar. Pasirengimas darbui, teologiniam darbui ar mokytojo, tikybos mokytojo darbui nėra vien tik akademinė veikla ir yra labai svarbi dalis įvairios krikščioniškojo dvasinio gyvenimo sritys ir galimybės. Ir štai kelinti metai fakultetas deda didelės pastangas, kad mūsų studentai turėtų galimybę susipažinti ir patirti ir sudalyvauti pačioj didžiausiai įvairovėje visokiausios krikščioniškos jaunimo veiklos. Tai štai dekano minėta išvyka į Maltą, stengiamės kiekvienais metais mūsų geriausiai dirbančių, aktyviausių studentų grupiai sudaryti galimybę nuvykti į kokią nors rimtą evangelizacinę mokyklą, kad jie galėtų patirti ir ant savo kailio prasinešti tai į Lietuvą. Dalyvaujame įvairiausiuose išvykose į mokyklas, minėta gatvių evangelizacija, štai ta, reiškia, ta neformali veikla yra labai svarbi. Mes neparuošime gerų nei tikybos mokytojų, nei parapijos katechetų, jeigu tik tai suteiksime žinių. Krikščionybė yra visų pirma susitikimas su Dievu Jėzuje Kristuje. Tai ta galimybė per įvairią neformalią jaunimo veiklą būtų taip pat tai, kam reiktų ruoštis norint studijuoti čia. Vienas iš įdomesnių fakulteto gyvenimo aspektų, studentų vykdoma mokslinė veikla. Fakultete veikia tokia aktyvi studentų mokslinė draugija Signum. Ir štai dabar Signum kartu su katechetiniu centru ir fakultetu suorganizavo 10-12 klasių moksleivių kūrybinių darbų konkursą. Konkurso tema – tikėjimas ir mokslas. 2 sparnai kilti į tiesą. 2 sparnai kilti į tiesą. Ir štai jeigu dabar pažįstate tikrai gabių arba tiesiog šauniai tikinčių jaunų žmonių, 10-okų, 11-okų, 12-okų, dar paraginkite užeiti į
teologijos fakulteto svetainę, ją labai nesunku rasti užėjusi į Vytauto didžiojo universiteto svetainę. Ten išdėstyti visų fakultetų tokie langeliai įvairių spalvų, paspaudus ant vieno patenkate į fakulteto svetainę ir visa informacija ten yra. Prizai tikrai patrauklus, ypatingai tiem, kurie planuoja vykti į jaunimo dienas, pasaulio jaunimo dienas Madride. Manau, jauniems žmonėms tai didelė galimybė. Ir bus turbūt taip pat įdomu atvažiuoti iš visos Lietuvos, susirinkti 10, 11, 12 Kaune, Katalikų teologijos fakultete, išgirsti vieni kitų pristatymus, prezentacijas, susipažinti su darbais, gauti apdovanojimus, pagaliau susitikti ir su fakulteto studentais. Tiksli diena, kai ši šventė vyks. Tiksli diena yra 14 rodos, mane pasėmėm mes to lapo. Už porą savaičių. Bet kas svarbu, štai dekanas paakcentavo, tai liko kelios dienos. Tai kas dar reiškia, norit dalyvauti tame konkurse, tai iki 7 laukiame jūsų darbų ir po to pasižiūrėkite kitas datas. Bus šventė, darbų pristatymas fakultete, rodos 14 gegužės. Taigi, mėlyjeji, mūsų laida praktiškai baigėsi. Primenu, jog jūs girdėjote laidą apie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete vykdomas bakalauro studijų programas, religijos pedagogikos studijų programą ir katalikų teologijos studijų programą. Mes kviečiame jūs domėtis, studijuoti, naudoti gyvenimą kuo šauniau ir kai kam gal ir smagiau. Įsivaizduokit, koks nuotykis, jūs gal net nemanėte, bet staiga po šios laidos jūsų gyvenimas pasikeis ir jūs įstosite į Katalikų teologijos fakultetą. Primenu, jog visą informaciją galite gauti apsilankę fakulteto svetainėje arba taip pat Katalikų teologijos fakulteto Facebook socialinio tinklo erdvėje. Taip pat galite skambinti į fakultetą, užeiti. Laidoje su jumis buvo fakulteto dekanas Benas Ulevičius ir dėstytojas bei Kauno katechetikos centro direktorius Artūras Lukaševičius. Likite su Marijos radiju, likite su Katalikų teologijos fakultetu, likite su akademijos laida. Su Dievu. Sudie.